Mobiliojo ryšio operatorius Tele2 nebesudarinės popierinių sutarčių su privačiais klientais. Jos bus ruošiamos ir saugomos tik elektroninė forma. Klientai sutartis pasirašys planšetinio kompiuterio ekrane ir jas gaus elektroniniu paštu ar savitarnos sistemoje. Nebereikės kaupti popierinių sutarčių, tad praėjus kuriam laikui pasitikrinti jų sąlygas ar terminus bus paprasčiau. Ir pardavėjams ir klientams būtų sudėtinga pasirašinėti popierinės sutartys, jas neštis namo, saugoti kažkur ir taip toliau. Tai dabar mes šitą procesą labai stipriai supaprastinam. Atsisakius popierinių sutarčių bus prisidedama ir prie gamtos apsaugos. Sutarties lapai yra bent 2, tai yra minimali sutartis iš 2 lapų. Mes jos spausdindavom 2 kopijas, vieną klientui, vieną savo į archyvą. Tai atsisakius perėjus prie elektroninių sutarčių, kurios pasirašomos planšetėje, mes nuo kiekvieno kliento sutaupom bent 4 lapus ir daugiau. Ir tai per metus mūsų paskaičiavimais yra 100 medžių miškelis. Naujoji sistema jau veikia beveik pusėje operatorių salonų. Palankiai permainas vertina net senjorai. Jiems tai puiki galimybė galbūt pirmą kartą išbandyti išmaniuosius prietaisus. Pradžiai būna įvairiausių žvilgsnių, kad maždaug kaip čia kas, ar čia pažaist, ar čia reikės kažką su juo daryti, bet realiai nebuvo dar nei karto žmogaus, kuris nesugebėtų jame pasirašyti. Ir nesvarbu, tai nei amžius niekas. Kaip kurie senjorai atrodo pasirašinėja lengviau už jaunimą. Pasikeitus sutarčių sudarimo tvarkai, specialistai daugiau laiko galės skirti bendravimui su klientais. Jeigu aš žinau, kad sutarties užpildymas truks bent 5-7 ir daugiau minučių greičiau, reiškia, aš galiu užduoti papildomus klausimus apie paslaugas. Man atsakys, man tiesiog skirs daugiau dėmesio, kadangi ir darbuotojas yra laisvesnis, jam nereikia rūpintis popierizmu. Visos anksčiau sudarytos popierinės sutartys galios iki jose numatyto termino, o pasirašyti naujas bus galima tik elektroninė forma. Planuojama, kad po 2018 nebeliks nė vienos su privačiais klientais sudarytos popierinės sutarties.